Sveiki, šiandien sveikinuosi su jumis aš Ernesta ir kartu su manimi pokalbėje bus mano kolegės, coachingo specialistės Vaida ir Laura. Sveikos merginos, sveikos kolegės. Labas, Ernesta. Ir šiandien kviečiu jūs pokalbiui ir refleksijai apie tokį įdomų dalyką, reiškinį, nežinau kaip čia įvardinti, etiketės. Ir tos etiketės tai gali būti įvairūs apibūdinimai, kuriuos kadaise esam girdėję apie save, kuriuos galbūt kadaise labai senai, o gal visai nesenai pasisakėm savo apie save arba pasakėm apie kitus. Tai etiketės lyg tais tam tikra dalis mūsų asmenybės, kuri sąmoningai ir nesąmoningai formuoja mūsų elgesį ir mintis. Tai pradžiai, kad galbūt būtų aiškiau, apie ką mes čia, kviečiu jūs pasidalinti pavyzdžiais iš savo patirties ar iš knygų, ką jūs žinote, kaip jūs suprantate etiketės. Tai aš gal tada pradėsiu iš viso, dėl ko mes naudojam tas etiketes ir ką mes to norim padaryti. Tai viena iš priežasčių be abejo yra standartizavimas, nes mums turbūt patiems yra paprasčiau, kai mes kažkokias kategorijas sudedam žmonių, ar ne, šitie elgiasi taip, šitie elgiasi anaip, ir padarom tokias tas etiketės. Aišku, dažnai jos būna tokios gal per neigiamą pusę ir kartais iš to noro, kad supaprastint mūsų tą komplikuotą gyvenimą, jos gal ne visai atitinka ir pradeda, net ir kliudyti paskui tolimesniam gyvenime, ne? Man tai kažkaip pirma mintis tokia kilo apie tos žmonės, kurie uždeda etiketes. Aš negaliu sakyti, kad aš pati jų neuždedu, taip pat uždedu ir kitiems, ir savo užsidedu. Ir esu dirbusi dinamiškose aplinkoje, kur labai keisdavosi darbuotojai. Ir apie atvykstančius darbuotojus būdavo labai daug pasakoma, kiti pasidalindavo, jeigu jau būdavo su jais dirbę, kaip jiems atrodo, kokie tie žmonės yra. Tai ilgainiui supratau, kad tai, kaip tie atvykstantys yra įvardinami, nebūtinai tokie ir yra. Tai labai daug pasako pati etiketė apie tą žmogų, kuris ją uždėjo. Tai jeigu kažkam atrodo, kad žmogus yra griežtas, tai nebūtinai jisai bus griežtas, galbūt jisai reikalauja daug iš savęs, taip pat reikalauja daug iš kitų, bet viskas, kas yra apie darbą, ar ne? Tai jeigu žmogus yra labai kietas, tai nebūtinai jisai bus labai kietas, nes galbūt jisai yra, šiek tiek galbūt savanaudis. Tai vis tik reiktų, žiūrint į tuos žmonės, kurių mes dar nepažįstam, bet kurių jau etiketės arba kurių jau pristatymas yra mums padarytas, sutikti asmeniškai. Čia iš tos pusės pagalvoju, ir Laura, kaip tu sakai, kad daugiau iš negatyvios pusės, taip, yra iš negatyvios pusės, bet yra ir iš pozityvios pusės. Ir tiek ta negatyvi pusė, tiek pozityvi pusė, jinai vienodai gali būti, netitikti tos etiketės, to aprašymo, netitikti netgi mūsų vertybių, nes mes galbūt visiškai kitaip pasižiūrėsim į tuos žmonės. Jo, Vaida, aš tai dar taip noriu atkreipti gal visų tokį dėmesį, kad mes turim tas etiketės ir tarsi jas turim lygtais vienodas, bet realiai mesgi neturim instrukcijų, tokių bendrų taisyklių, ar ne, kas būtent eina po to žodžio apibūdinimo. Ir už tai, kaip ir sakai, gaunasi, kad etiketė yra viena, bet jos reikšmė gali būti labai skirtinga, nors atrodo, kad etiketė turi atitikti. Aš dar toje vietoje, kalbant apie etiketės, galvoju apie patį jų užklijavimo ar ne procesą. Tai kartais būna tas procesas pasikartojantis, kai apie tą patį žmogų, tas pats sakinys ar ne, yra nuolat ir nuolat kartojamas. Pavyzdžiui, paimti ir pradėsant Vaidos pavyzdį apie griežtumą, ar ne, tai jis griežta, kažkas nuolat kartoja ir mes tada tą įsigeriam jau kaip tiesą, nes kažkas pasakė daugiau nei vieną kartą, o jeigu dar ta etiketė ne iš vieno žmogaus išgirsta, tai tampa tokia lyg ir nenuginčiama tiesa, jeigu nesustoja susimastyti apie ją. Bet kartais merginos būna tokių situacijų, nežinau, ar jums tekia susidurti, kai užtenka vieno atsitiktinio žmogaus, vieno sakinio
kad, nežinau, tu esi, nežinau, sėkmingas žmogus, paimkim dabar, ar ne? Ir mes nešamės tą vieną sakinį su savim visą laiką ir lyg patys savo viduje ir nesutinkam su tuo, ką išgirdam apie save, bet to pačiu lyg ir ieškom tokių patvirtinimų, kad visgi ten buvo tiesos tame sakinyje. Tai šitas man toks kampas įdomus yra. Labai geras kampas, nes aš manau, kad tos etiketės, kurios mums patinka arba kurios mes norėtumėm, kad būtų tiesa, mes jas pasilaikom. Tada, kaip tu sakai, ieškom mes to patvirtinimo, ar ne, iš aplinkos ir to tokio, žinai, tai gerai, tai jeigu aš sėkminga, tai vadinasi padarysiu, tai vadinasi pasieksiu, tai vadinasi man pasiseks, ar ne. Ir čia būtent ir yra tas, kad kaip tos etiketės veikiamos, kokią įtaką jos mums daro. O aš dar norėčiau šitoje vietoje pridurti, kad galbūt tai yra svarbu, kas tą etiketę užklijavo. Ta prasme, nes kartais, tarkim, mes gaunam kažkokią etiketę ir jeigu tas žmogus mums nėra kažkoks svarbus, nėra autoritetas, tai, tos etiketės jos ir nesiklijuoja, bet jeigu tai yra svarbus žmogus, autoritetas, ar ten gali būti ar ten mama, ar ten tėtis, mokytoja, kažkas, tai tuomet tikrai įsikimbi netgi ir būna, kad netgi visą asmenybę gali aplink tai apsistatyti, kuri nebūtinai net ir atitinka tą realybę, bet labai ta viena mintis, viena etiketė labai daug turi įtakos, ypač, sakyčiau, jauniem vaikam, jauniem žmonėm, paaugliam, aišku, ir saugusiem, bet turbūt formavimosi etape yra svarbiau. Ir man kartais šitoje vietoje būna truputėlį gaila, kai ypatingai, tarkim, mokytojai arba ten dėstytojai labai, gal ir patys tėvai iš tikrųjų mes lengva ranka dalinam tas etiketas. Ar ne? Ir nesusimastom, kaip tas gali paveikti tą jauną, tarkim, žmogų. Ypatingai dar jeigu pridedam tą visada. Tai čia etiketiniai pasunkėja. Jo, geras kampas yra tarp žodžių, kurie šalia to, kas yra įvardinama, uždeda tam tikrą svarbą tą etiketį, visada aš galvoju. Ir vėl būna toksai dar pasakymas, gal dažniau jau su neigiamom, tom etiketė eina, bet ir vėl jisai. Arba kaip visada. Man čia toksai vaizdas, kaip paimtum etiketę ir dar spaudą tokį uždėtum, antspaudą tokį patvirtinta visada. Tikrai taip. Ir dabar galvoju, mes taip gražiai su jumis įsivardam, kad tų etikečių yra ir teigiamų, ir neigiamų, ar ne, jos gali būti. Kaip jūs pačios suprantat, jeigu taip paeiti į gylį, kaip man, kaip žmogui, ar ne, suprasti, tai kokias tas etiketės aš nešuosi su savim. Teigiamas, neigiamas, kaip jas identifikuoti, kaip jas suklasifikuoti. Man atrodo, kad etiketės turėtų eiti ranka susikibusios su įsitikinimais. Ir ne, kokie yra mūsų įsitikinimai apie save, tai gali būti, kad dalis jų yra atėję iš tų etikečių užklijuotų ten, nežinau, kaip ir sakau, nuo vaikystės iki darbovietės. Ir nežinau, aš tada galvoju, kad reikėtų žiūrėti, ar patogiai jautiesi su to, kaip save apibūdini, arba kaip save įvardini, arba kokius įsitikinimus turi, ar manai, kad tas pradeda trukdyti gyventi. Ir jeigu tai yra ta etiketė, kaip mes minėjom, sėkminga, ir tada sakai, bet aš sėkmingas žmogus, tai man tikrai pavyks ir taip toliau, tai aš manau, kad viskas galbūt gerai yra ir nereikia čia nieko keisti. Bet jeigu tai yra įsitikinimas, kad ten aš esu nevykęs ar kvailas, ar ten, nežinau, negabus, ar ten dar kažkas, tai manau, tada jau reikia turbūt ieškoti ir žiūrėti, ką galima keisti. Aš tai visiškai pritarčiau tą Laurą, kad tai pasimatuojama pagal tai, kiek jinai tau patogi ar ne, arba kiek jinai atitinka tavo vertybės. Nes pasižiūrėti irgi dar, koks žmogus jis prilipino, kaip ir tu sakei, ar ne, ar tai žmogus, kuris yra mano autoritetas ar ne. Ir dabar tokia mintis kyla, kad kažką su jom daryti, tai be abejo daryti reikia, nes gyventi su prilipintom etiketė, tai nėra sveika, nėra gerai. Ir dar man viena mintis kilo prie to, kas
kas prilipino tą etiketę autoritetas ar ne, tai laikui einant mums reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kas, tarkim, irgi imkim iš mokyklos, ar ne, buvo mokytoja, kuri pasakė taip, tuo metu jinai ten galbūt buvo klasės auklėtoja ar kažkas tai svarbus ir atrodė, kad jinai, kaip, tarkim, iš vaiko pozicijos atrodė, kad jinai viską žino ir taip toliau. Bet vėlgi reikia prisiminti, kas esame, ar ne, kad esame jau suaugę žmonės ir pakvestionuoti, ar tas žmogus tikrai yra ekspertas, tarkim, kažkokioje srityje, ar to žmogaus nuomonė yra tikrai teisinga, ar jisai tikrai išmano tai, ką sakė. Ir ar dabar imtum patarimą, kaip gyventi iš šitos mens. Nes jeigu iš šitos visus klausimus mes atsakėm ne, tai ar ta etiketė iš esmės buvo teisinga? Aš galvoju, mes kalbam apie etiketės, tas, kurias priklijuojam. Tai keli dar tokie kampai man galvoju sukasi. Tai vienas apie tą, kaip atpažinti, aš kažkaip galvoju, kad mes matyt kiekvienas jaučiam, kada nešiojama etiketė yra iš neigiamos perspektyvos, nes būna toks nemalonus jausmas, tie vidiniai dialogai tokie, kur būna kartais, kai bandom lyg pasiteisinti kažkam, lyg patys savo kažką paneigti, tai man jau būtų toks signalas, kad kažką čia nešiojosi apie save, kas man lyg ir nelimpa. O iš kitos pusės su tom teigiamom etiketėm irgi tas bandymas tada pagrysti, ir aš galvoju, jos tikriausiai tiek teigiamos, tiek neigiamos gali būti žalingos. Pavyzdžiui, galvoju, jeigu aš esu žmogus labiau linkusi į intravertiškumą, man galbūt labiau patinka laikas su savimi, patinka ir su kitais, bet su kitais aš iškraunu energiją, priešingai nei kiti ekstravertai, kurie pasikrauna ten energijos, bet kažkas, kas man yra svarbus, pasakė, žinai, tu gerai varai ekstravertė. Ir čia tokia labai rizikinga situacija susidaro, kai aš norėdama lyg ir teigiamą dalyką, ar ne, jau tokią teigiamą etiketę pagrysti, labai stengsiuosi lipti per save. Ir kažkur matyti irgi ateis tas pasipriešinimo momentas vidinis, kai kils klausimas, kodėl aš tą darau. Ir dar pratęsiant apie tas teigiamas etiketes, man šiandien kažkaip atleiskit, bet viskas apie vaikus. Tai ta pati teigiama etiketė, kai vaikui yra sakoma, o tu protingas, o tu protinga. Kaip ir viskas gerai, ar ne, lyg ir pagiriam tą vaiką, bet iš tikrųjų eigoje kartais, jeigu vaikas supranta, kad jis yra protingas, gali pereiti į fiksuotą mąstymą. Tai reiškia, kad aš esu protingas, reiškia, aš viską turiu padaryti iš karto, greitai, ir tuomet yra nuvertinamas pats mokymosi procesas, kas yra esmė. Ir paskui tam vaikui gali būti labai sunku pereiti į tai, kad jeigu aš esu protingas, man vis tiek reikia mokintis, ar ne? Į tą augimo mindsetą, nežinau, kaip... Mąstysena, va, labai gerai. Jo, į tą augimo mąstyseną pereiti. Ir čia iš tikrųjų ir prisideda irgi prie ir perfekcionizmų, ir visų kitų paskui gyvenimą apsunkinančių dalykų. Tai čia, Laura, žinai, aš taip pat šokau ant viršaus, kaip tu sakai vaikams, tai manau atsitinka ir suaugusiam, kai yra labai geras profesionalas, specialistas ir jisai galvoja, kad viskas yra gerai, bet sustoja tobulėti, kažkuriam taške, žinai, kažkas jį pavėja ir pralenkia. Ir tada toksai atsiranda, gerai, tai aš čia buvau toks geras ir dabar pasilikau ir čia manęs niekas nevertina, bet aš toks ir toks, vietoj to, kad pasižiūrėti, tai kur aš sustojau. Aš dar galvoju, kadangi Laura palietė vaikų temą, bet galvoju ir suaugusiems matyti irgi aktualu. Mes čia daugiau galbūt kalbant apie tas teigiamas etiketės, mes visi kaip žmonės norim būti pastebėti, norim būti įvertinti, norim gero žodžio, norim pagirimo. Ir kartais gali su tom tokiam teigiamam etiketėm ir noru jas pagrysti, nutikti tas dalykas, kai tapsim, dabar jau aš nežinau lietuviško termino, bet people pleaser, kaip čia žmonių pamalonintojais, ar ne, vardant kitų, lyg tais
darantys gerą, bet iš tiesų, kad dar kartą pakartotų tą gerąją etiketę apie mus, dar kartą mums užtvirtintų, nes tokiu būdu ieškom savo patvirtinimo, matyt, kai bejojam savo vertę, ar ne, kad tikrai tu geras profesionalas, tu tikrai geras mokinys, geras studentas, gera mama ir bet kokioje situacijoje, matyt, taip gali nutikti. Ir dar galvojau, tas antras kampas, kur man taip mes vis apie tai, kad kiti lyg mums užklijuoja mokytoja, tėvai, draugai, bet kaip su tom situacijom, kai savo priklijuojam. Ir dabar kyla toks, dar lydintis klausimas, ar gali būti, kad mes savo priklijuojam unikalias etiketės, tai yra tas, kurias nuoširdžiai patys išgalvojom, ar visgi mes savo priklijuojam tai, ką jau kadaise esam girdėję apie save ir manom, kad čia mano sugalvota, čia savo prisiklijuojam. Įdomu, aš kaip tik žadėjau kelti tą klausimą ir tokia mintis tai ir yra, kad giliau pasikapstyti, ar tikrai tą etiketę aš prisiklijavau savo pati, ar tai ateina iš kažkokios pasąmonės, kažkada išgirsto palyginimo, kažkada ten turėtų to noro. Ir aš manau, kad taip, tai ateina vis tik iš išorės. Tai yra tie patys patvirtinimai, ar ne? Jeigu kažkada kažkas, kaip Laura sako, vaikystėje buvo pasakyta, ar tai mokytos, ar tai darželio auklėtojos, ir po to galbūt susiduri savo kely, kad iš tikrųjų tau yra sunku kažką tai veikti, ar tai tau sunku išmokti kalbą, ar tai tau nesiseka matematika, ar ne? Tai tada vis labiau tą prisitaikai. Tas pats, kaip iš išorės kiti kartoja, tai čia iš išorės savo susiieškai, ir prisimeni būtent tuos žodžius, prisikabini tą etiketę, nors iš tikrųjų tai gali būti visiškai netiesa. Aš kaip prisimenu savo tą pavyzdį, kad man nesisekdavo matematika ir aš galvodavau, kad man nesiseka ir aš jos tiesiog nesimokinau. Ir pas mus klasėje buvo, 8 klasėje buvo mokytoja, nauja mokytoja, jauna mokytoja ir būtent tada aš savo jėgom turėjau tikrai aukštą įvertinimą matematikoje, nes ta mokytoja, aš nebijodavau jos pasikviesti prie suolo, kad jinai man paaiškintų, kad jeigu kažko nesuprasdavau, tiesiog drąsiai eidavo. Ne? Ir tai buvo žmogus, kuris skyrė laiką ne tik tai tiems, kurie buvo gudrus, bet ir visiems kitiems. Ir aš suprantu, kodėl mes norim dirbti su tais, kurie nori dirbti, ar ne? Bet imdama tą savo tokį pavyzdį, jisai tiesiog ir padėjo galbūt ir toliau gyvenime, nes tas toksai, tai reikia išbandyti, nereikia prisiklijuoti tos etiketės, tiesiog reikia pasibandyti. Galvoju dar apie tą, ar aš savo prisiklijavau, ar kitas man priklijavo, ar aš tik tai pasėmiau. Kartais labai gerai, nežinau, ar esate pastebėjusios, bet žodynas parodo, ką aš sakau. Ir būna, kad pagaunu, čia ne mano žodžiai, aš taip natūraliai, lyg niekada nekalbu, bet kai kažką apie save pajaučiu, kad pasikeičia žodynas ir tada labai padeda tas toks pamastymas, o kieno čia žodžiais, kieno čia lūpom aš kalbu apie save pati. Ir eina ten dažnai atsekti tą žmogų, kuris galbūt kažkada buvo autoritetas arba dabar yra autoritetas ir jo žodžiais kalbu apie save. Tai vėlgi, man tai yra ženklas, kad nieko čia unikalaus, tiesiog prigaudai nesąmoningai ir tada transliuoji tą žinutę apie save. Laura, ar tu turėsi dar ką papildyti čia? Aš tik tai galvoju, aš pati turiu, kaip Vaida dalinosi, tai aš pati turėjau tokią etiketą, kad esu nedrąsi, iš tų ankstyvų metų. Ir aš atsimenu, man kai tą pasakė, aš tarsi kaip ir tą, aš nebuvau tikrai iš tų vaikų, kurie ten eina, lipa, lenda ir visa kita, bet aš viduj nesijaučiau nedrąsi. Ir man kai pasakė, bet tu čia nedrąsi ir kažkaip tai, ir aš atsimenu, turėjau viduj labai tokį didelį vidinį konfliktą, bet aš tokia nesu. Ir kadangi tai pasakė tikrai autoritetingas man žmogus, ir aš tada atsimenu, pradėjau dvejoti ir tada man gal netgi labiau įsijungė tas, taip kaip dabar čia tas nedrąsus žmogus elgiasi, kad noras tarsi pateisinti tą etiketę. Ir sakau, toksai gal pirmą kartą gyvenime buvo nutikęs vidinis konfliktas ir aš ilgą laiką labai su juo ir gyvenau viduj, nes aš kaip ir taip nesijaučiu, bet aš kaip ir, kadangi taip sako, tai turbūt tas yra tiesa, nes aš tai vaikas.
Tai vat iš šitos pusės toksai, nežinau, pasidalinimas, kaip gali būti, nežinau, toksai, kaip paveikia iš tikrųjų tas pasakymas. Ir tas nėra kažkoks iš blogosios pusės buvo pasakyta. Tiesiog buvo kaip faktas turbūt pateiktas. Ir aš galvoju, tavo pavyzdys labai geras, žinai, kad etiketės mes dažnai kalbam, kad apie mąstymą, ar ne, ten tada suka mintis, bet iš tiesų tai atsiliepia ir veiksmams. Nes, tokioje situacijoje matyt, kai jau nueini į naują aplinką, žinodamas apie save, kad tu nedrąsus žmogus esi, jau žiūrėk, iš tikrųjų darosi nedrąsu prieiti prie tų žmonių, iš tikrųjų galbūt norisi tada kažkur atokiau pabūti, ar ne, ar ten susirasti draugiškesnį veidą, vardan to, kad eitum tiesiog prie to pirmo sutikto žmogaus, jos labai stipriai veikia ir mūsų elgesį, ir tiek į neigiamą gali pusę, ar ne, tiek į teigiamą pusę paveikti. Dabar galvoju, mane čia numetė į tą socialinį burbulą, ar ne, kokie mes užaugam, arba į tą, kokia aplinka mūsų supa. Irgi tai gali visiškai neteisingai atspindėti ir visiškai neteisingai mus atspindėti, ar ne? Jau baigiau mokyklą ir pradėjau mokintis ir turėjau pažymius tikrai ne pačius geriausius ir merginos su pažymiais daug geresniais ir aukščiausiais įvertinimais mokėjo daug mažiau už mane ir tada supratau, kad galbūt nesu tokia durna ir galbūt tikrai ne tą vertę nešuosi. Tai čia vėlgi kaip mes, kokia aplinka mūsų supa, man atrodo, tas yra labai svarbu irgi. Jo, nes aš galvoju, net ir tas etiketės kartais galim prisiklijuoti su intencija pritapti kažkokioj konkrečioj aplinkoje, ar ne? Ir dabar mes taip šnekam ir iš tikrųjų kažkaip tai toks dedasi pamažu atsakomybė už savo žodžius, kaip bendrauti su kitais ir kaip kitiem neuždėti tų etikečių. Ypatingai, žinai, galima paminėti vieną kartą tam žmogui, tik tai kažkokį, būtent apie tą įvykį, bet gal jis jau turi ten prisidėjęs krūvą iš kitų tų tokių komentarų, etikečių ir tų tokių išgyvenimų, ar ne, ir jisai dar vieną užsikraus ant viršaus. Tai neskubėčiau teisti galbūt tų, kurie užlipina tas etiketės, ar nežiūrint dabar ir į savo praeitį, bet tiesiog pasižiūrėti, ar tai man tinka ar ne, ar tai apie mane ar ne, ir pabandyti. Nes iš tikrųjų kitos etiketės tai mus patobulina, nes jos būna geros ir jos būna, kaip sako, volit, ar ne, teisingos, jos galiojančios. Ir to galima pasinaudoti. Kokios būtų jūsų patirtys, patarimai galbūt? Kaip atpažinus etiketės apie save, ar kitaip mums jas užklijavo, ar savo visgi unikaliai užsiklijavom ir supratus, kad tai jau virsta arba jau virto ribojančiais įsitikinimais, kaip pastiprinti save ir kaip pereiti į tą įgalinimo pusę? Tai, man atrodo, kaip ir visur, pirmiausias ir pats turbūt sunkiausias žingsnis yra pastebėti ir atpažinti, kad bet čia yra tos dalykas ir galbūt tas nėra tiesa. Tai pirma atpažinimas, antras tada yra kvestionavimas, klausinėjimas, ar tai yra tiesa. Ir tada trečias žingsnis, aš sakyčiau, yra turbūt refleksija. Ar man tas padeda, ar nepadeda ir kaip aš tuo metu jaučiuosi, ką su tuo darau. Ir ar aš noriu toliau daryti, likti šitoje būsenoje, ar aš noriu kažką toliau keisti. Ir tada ketvirtas žingsnis mano supratimu yra žiūrėti, ar man pačiai pavyksta išsispręsti šitą klausimą per refleksijas ir pokalbius, ar jau tada reikia kreiptis į kažką, ar ten coachingo specialistą, ar psichologą, ar psichoterapeutą, čia jau, nežinau, pasirinkimai vėlgi. Yra ir pagal to reikalo gal dydį, stiprumą ir kiek tas yra įtakoja ir keliauti toliau šitą kelionę. Tai nėra lengva, bet apdovanojanti kelionė. Dabar Laura viską gražiai labai suminėjo, aš tai prisiminiau tą tokį nepratimą, ar ne, kur tiesiog išsirinkti 5 žmonės, kurie yra tavo autoritetas ir jiem paskambinti. Arba jiem parašyti ir tiesiog paprašyti, kad pasakytų ten 5 geriausius dalykus apie tave, arba ten 5 dalykus, su kuriais galbūt aš galėčiau padirbėti.
Tai toks būtų išorinis geras pasižiūrėjimas, tai yra atsakas iš išorės, ar ne, iš būtent tų žmonių, kurie yra mums autoritetai. O aš dar iš savo pusės pridėčiau, kad kartais galima labai lengvai užsisukti tokiam refleksijos, savianalizės rate, kai daugiau kalbėsim apie tai, koks aš esu šiandien arba koks aš buvau praeitį, kokias tas etiketės aš nešuosi su savimi. Tai pakvieščiau pasižiūrėti dar ir iš kitos perspektyvos ir pareflektuoti apie tai, o kokiu žmogum aš noriu būti. Atmetus viską, ką aš apie save žinau, atmetus viską, ką apie mane sako kiti, kokiu žmogum aš noriu būti. Ir pirmą nusipiešus tą tokią pozityvę, arba tai nebūtinai bus tik pozityvas, ar ne tie vienaragiai vieni, bet tą norimą savo viziją, savo kaip žmogaus, kaip asmenybės, tada nuo to atsispiriant dėliotis, o tai kaip man iki ten eiti, susidėti veiksmų planą, ir čia vėlgi įsijungia pagalbinės priemonės, ką Laura minėjo, galima atskaitomybės partnerį susirasti, jeigu aš žinau, kur noriu nueiti, jeigu aš žinau, kaip noriu nueiti, tai man reikia galbūt tik pagalbos, kas ten padėtų palaikyti discipliną ir išsilaisvinti. O tai, kas gera, tai dar, sakyčiau, apsilipdyti, jeigu tai jūs pastiprina ir neštis labai drąsiai su savimi. Tai ačiū už pokalbį. Ačiū Vaida ir Laura, kad buvo šiandien šį rytą su manim šitam pokalbį, reflektavot, dalinotės ir susimatysim po 2 savaičių. Iki. Iki. Ačiū ir iki. Ačiū, kad klausėte naujausio Keičiam temą pokalbio. Jei mūsų pokalbėje radote vertės, kviečiame jo pasidalinti su bičiuliais ir artimaisiais. Tinklalaidę Keičiam temą galite rasti YouTube, Spotify ir Apple Podcast.